Sveiki, gyvi. Sveiki. Gerai, gerai, namo sugrįžus smagu, gerai. Jo, kad ir koks bebūtų darbas, bet vis vien tada jau ryte atsikeli, laisvai kava geri ir nebereikia nieko rūpintis, aišku, po dviejų. Nu, tai tada viskas smagu ir gražiau negu, sakykime, šiaip visą laiką, jeigu būtų rutina, tai tada kitaip, o dabar, kai sugrįžti namo, tai smagu. Nu, tai tada viskas smagu ir gražiau negu sakyti. Gerai, gerai, smagu. Ai, aš džiaugiuosi, kad jinai gali susitvarkyti vietą. Nuo 18 metų jau didokai. Jau tai va, o šiaip tai gerai jinai. Kadangi dar vidurinėje mokosi, bet dar namuose gyvena, bet visai šauniai tvarkosi. Jau tai va, o šiaip tai gerai jinai. Kadangi dar vidurinėje mokosi, bet dar namuose gyvena, bet visai šauniai. Tai labai džiaugiuosi. Tarp kitko, Gitana, labai dėkuoju Jums, kad atradote laiko savo atostogų metu su manim pakalbėti truputėlį, kaip sekasi pas mus įmonė ir panašiai, savo įspūdžiais pasidalinti apie teną. Tiesiog dirbau slaugytoje per patentą ir pradėjau bijoti, kiek čia dabar reikės man sumokėti, vat, kai uždirbsiu didesnę sumą, ten reikia pajamų mokestį. Ir tiesiog įvedžiau į Google tinkamus žodžius, tinkamų laikų, nežinau, bet jūs labai pradžioj išmetė. Jo, nežinau, aš pradžioj atsirado Tena ir tada turbūt jūs buvo pirmieji ir kad aš ten parašiau. Nu ir dieną gal palaukiau, ant rytos jau ir sulaukiau skambučio, manyčiau, kad iš jūsų. Tai va, tai toksai labai lengvas ir paprastas, sakau, aš tik tai va tuo metu suabejojau, nu kaip čia, ką čia, gal geriau būtų kitur, nes šiaip viskas tvarkoj, bet dėl to pajamų mokesčio, jeigu viršysiu, kaip čia, ką ir va, ir jūs atsiradot ir tada pas jūs. Gal geriau būtų kitur, nes šiaip viskas tvarkoj, bet dėl to pajamų mokesčio, jeigu viršysiu, kaip čia, ką ir va, ir jūs atsiradot. Šiaip tai firma buvo tikrai viskas gerai, tvarkė dokumentus, viskas tvarkė, bet toksai neužtikrintumas, nu, vat sakau, kadangi aš taip mintis bent jau pas mane buvo, viskas tvarkoj, bet po metų, kai jeigu aš būsiu viršijusi tam tikrą, tai kokią sumą man reikia atidėjus kaupti, kad man reikės susimokėti. O ir galvoju, būtų geriau jau dirbti paprastai, kad, nu, kiekvieną mėnesį mokėti mokesčius, o ne kad atsiras. Tai va. O ir galvoju, būtų geriau jau dirbti paprastai, kad, nu, kiekvieną mėnesį mokėti. Aš sakau, yra pliusai, yra minusai, bet aš tuo momentu pagalvoju, nu, kažkaip tai pabijojau. Tuo momentu pabijojau ir įvedusi į Google atsiradot jūs, nu, ir atsiradau aš. Aš sakau, yra pliusai, yra minusai, bet aš tuo momentu pagalvoju, nu, kažkaip tai pabijojau. Tuo momentu pabijojau ir įvedusi į Google atsiradot jūs, nu, ir atsiradau aš. Labai malonu, iš tikrųjų, labai malonu, Gitana. Taip, aš pamenu, kad iš tikrųjų mes jūs dėl... Nuo kelintų metų tai aš nežinau, bet aš žinau, kad buvo pradžioj Niderlanduose 2 šeimos, tada Vokietijoje dabar 2 šeimos, tai va, ir šiaip tai aš visai patenkinta ir gerai, ir tada pirmas sykį, kai aš atsiradau, jūs ten taip mane įkalbinot į Niderlandus, bet iš tikrųjų tai Niderlandai tai... Jo, dėl vokiečių kalbos ten viskas tiko, žmonės draugiški, geri, aplinka ir ta šeima, kuriai atsidūriau pirmą kartą, tai buvo, nu, labai draugiška, labai gera, ten buvo moteris ir 4 vaikai su manim bendravo, 2 sūnūs, 2 dukters, tai buvo, nu, labai draugiška, labai gera, ten buvo moteris. Ir 4 vaikai su manim bendravo. Ir visi 4. Kažkas tai buvo lyg ir užstrigę internete, dabar jau vėl matau. Ir visi 4. Kažkas tai buvo lyg ir užstrigę internete, dabar jau vėl. Taip, truputėlį galbūt suryšiu, tai nieko tokio. Buvo ir iš Niderlandų gera patirtis, ir viena šeima, ir kita šeima visai. Kaip ir minėjot, kad kiek suprantu, gera buvo patirtis iš Niderlandų, o... Buvo ir iš Niderlandų gera patirtis ir viena šeima. Bet irgi taip pat draugiška, gera, bet tikrai ir Bavarijoje, nu, labai draugiškai ir aplinka labai kalba. Ir draugiška šeima buvo ir tas
su seneliu eidavom mes pasivaikščioti, tai jisai ten man pasakodavo, aišku, biški bavariškai, biški vokiškai, bet labai būdavo smagu. Ir draugiška šeima buvo, ir tas su seneliu eidavom mes pasivaikščioti, tai jisai ten man pasakodavo, aišku, biški bavariškai, biški vokiškai. Bet viskas, kaip sakėme, išmumstama. Viskas svarbiausia, jūs irgi... Prieš tai mano darbas buvo Lietuvoje ir mūsų, žodžiu, visą laiką aš dažniausiai bendraudavau su žmonėm. Paskutinis darbas buvo dar didesnis bendravimas su žmonėm, tai ta prasme ne visai dokumente, ne archyve sėdėjau, ne buhalterijoje, kur vien tik tai dokumentus, aš irgi bendraudavau su žmonėm. Tai man tas bendravimas su žmonėm į šeimą atvykus irgi tas buvo viskas tvarkoje gerai, tik tai, kad, na, aišku, čia truputėlį kitaip išeina, nu, ne truputėlį, smarkiai kitaip, negu kad Lietuvoje. Lietuvoje, nu, aš turiu išsilavinimą, dirbau atitinkamą darbą, bet, nu, iš finansinės pusės Vokietija yra geriau negu kad Lietuvoje. Jo, ir išvažiavau dėl pinigų, bet vis dėlto, kai būni šeimoje visą, sakykime, parą gyveni kartu, tai tada daug ką reiškia dar ir į kokią šeimą pakliūni. Ir, na, aišku, ir pats ir nuo tavęs nereikia sakyti, kad vien tik tai šeima buvo bloga, bet ir į save reikia kartais veidrodį pasižiūrėti, ir aš gerai viską dariau. Ir, na, aišku, ir pats ir nuo tavęs nereikia sakyti, kad vien tik tai šeima buvo bloga, bet ir į save reikia kartais veidrodį pasižiūrėti. Labai. Taip, šeima tai tikrai buvo gera, ta pakaitinė, kurią aš keičiau, labai negražiai išdėjo, bet kai aš pamačiau, tai ten pas ją turbūt buvo biški problemų, o man buvo tikrai labai gera šeima ir aš sutikau pabūti ilgiau. Jau netgi po kelių savaičių močiutė ten sako, taigi tavo dukra yra, žiūrėk, pas mus gali atvažiuoti ir pabūti. Tada jau šeima pradėjo jau galvoti, kada čia atvažiuoti. Tada aš sutikau pabūti ilgiau ir kad per naujuosius pabūsiu, tai sakė atvažiuoti, gal atvažiuoja ir tavo dukra, ir tavo mama. Sakau, žinokit, mano mama tai jau iš namų ne. Tai va, bet pabaigsiu dar su dukra, kai atvažiavam, tai ten šeima tokias, nežinau, kaip mano dukrai ir atostogas padarė, tiek daug visko parodė ir 4 vaikai, vienas tą, kitas tą, trečias tą, nu, vienu žodžiu, tai buvo labai. Nežinau, kaip mano dukrai ir atostogas padarė. Tai va, nu, man labai smagu, kad ir, na, močiutė iš tikrųjų buvo labai miela ir draugiška ir iš tikrųjų viskas buvo gerai, o iš Atenos pusės, tai aš sakau, kadangi gal ten ta prieš tai buvusi slaugytoja ir jums skundėsi, ar ką, gal po mėnesio, gal trumpiau buvo atvykusi Atenos atstovė Nyderlanduose ir mes bent pabendravom ir tas buvo pas mane, na, aišku, pirma šeima, pradžia galvoju, va, kaip vis dėlto firma rūpinasi žmonėm ir pasižiūri, atvyksta, pasižiūri, kaip ten ką, koks bendravimas, kaip kokia atmosfera ir panašiai. Tai va, tai tas iš tikrųjų labai šaunu, nu, taip teigiamai mane pamačiau iš gerosios pusės Ateną, kad vis dėlto, kad ir ta prieš tai keitusi, kad ir ten visai, tas blogai, va, atvyko, pasižiūrėjo, ar viskas gerai ir panašiai. Tai va. O kitoj šeimoje, kai aš buvau, ten irgi buvo toksai rūpestis, kad kai paskambino, pasiteiravo, išgirdo mane kosinčią, nu, ten truputėlį vėsokai buvo namuose. Iš karto gavo signalą šeima, kad būtų gerai, kad slaugytoja šiltai gyventų. Tai va, nu, toksai. Ten truputėlį vėsokai buvo namuose. Iš karto gavo signalą. Taip, Nyderlanduose buvo, ten tikrai buvo didelis namas, močiutė viena likusi, ten truputėlį taupimas vyko, aš suprantu iš tos pusės, kad jie taupo, bet iš kitos pusės, nu, nelabai, nes, nu, nelabai buvo, bet šiaip šeima buvo draugiška ir jie gavo tą skambutį ir jie ten taip sureagavo į tai ir buvo viskas tvarkoje. Bet šiaip šeima buvo draugiška ir jie gavo tą skambutį ir jie ten taip sureagavo į tai ir buvo... O paskutinė šeima, man atrodo, tai labai mus, kas svarbiausia, viduje truputėlį nustebino maloniai. Tai kiek pamenu, ta šeima Vokietijoje, kai iš tikrųjų sutartą laiką
Nors pamenat, tenais močiutei, kas svarbiausia buvo, numirė ir jūs Taip, tenais taip. galėjote pabūti mėnesį, man atrodo, ilgiau ir buvo mokamas Taip, atlyginimas ir ten irgi toliau, sakė, tai jeigu tokių nori, gali ir mėnesių dukra nuomos atvažiuoti, pabūti ir nesikeičia, panašiai. tiesiog Ten kita iš tikrųjų ir už miestas irgi gražus, labai gražus ir gestas dar iš iki to, tokios tai kai aš šeimos. pas juos atvykau, tada aš sakau, va pas mane truputėlį, nu, aš buvau pakaitinė. Na, žodžiu, tada taip išėjo, gal iš vienos šeimos jie greičiau nusprendė, kad į senelių prieglaudą. Ir aš tada keičiau kitą, toksai va, truputėlį buvo ne iš mano, bet nu, iš šeimos ten pusės truputėlį pasikeitė planai. Ir tada, kai aš atvykau ir man truputėlį keičiasi viskas aukštyn kojom verčiasi. Ir į dukros gimtadienį man taip kažkaip tai nebelabai nei tai. Tai močiutė sako, gerai atvažiuoja, tegul pas mus. Sakau, tai nu, ir irgi nedrąsiai, aš ten gal porą savaičių prabuvusi jau, jinai sako, gerai, pas mus tegul atvažiuoja per gimtadienį, tegul pas mus, nu, 18 gimtadienis kažkaip tai. Ir sakau, ai, tai aš čia nupirksiu maistą. Ne, jinai mūsų viešne ir valgysi visi kartu. Ir ten jinai taip pat, nu, žmogus iš tikrųjų buvo labai geras ir tą savaitę, kai buvo mano dukra, tai jinai praktiškai visą savaitę mums ten laisva. Žiūrėk, gražus oras, eikit, išnaudokit. Eikit šiandien, man tave šiandien nereikia, eik. Kai buvo mano dukra, tai jinai praktiškai visą savaitę mums ten laisva. Žiūrėk, gražus oras, eikit, išnaudokit. Eikit šiandien, man tave šiandien nereikia, eik. Tai labai malonu. Gerai, tai žinokit, iš tikrųjų, Gitana, labai dėkui Jums už pokalbį. Manau, kad buvo įdomu ir kitiems išgirsti truputėlį Jūsų įspūdžius. Ir sakykite, ar galbūt žmonėms, kurie, tarkim, žiūrėjo šitą video, ar norėtumėte, tarkim, kažką perduoti, tiesiog, tarkim, irgi, kurie galbūt mąsto apie mūsų agentūrą, tarkim, kaip Jūs manote, ar reikia bijoti, ar, kaip sakant, verta pamėginti, tiesiog galbūt... Dabar jeigu jau yra mintis, kad norit pabandyti, tai tikrai, nu ir bandyti. Nu ir bandyti, o šeimas, kitas sykį reikia pagalvoti ir į darbą, tai, kad vis dėlto dirbi su žmonėmis, šiek tiek tokio žmogiškumo ir supratingumo atiduoti. Kiek aš 4 šeimuose buvau pas Ateną, tikrai Atena nepalieka vieno, tikrai rūpinasi ir darys, ir jeigu pakeitimas bus greitai šeima, ten nežinau, gal prie pusdienį suranda. Ir jeigu kažkokios tai problemos dėl, nu, vienu žodžiu, nesipaliktas vienas su šeima, bus sprendimas priimtas ir bus geriau. Ir tik tai reikia nepamiršti, kad ir ne tik tai šeima, bet ir pats truputėlį stenkis bendrauti su žmogum. Ir tada bus iš abiejų pusių bus gerai. Ir šeimai bus gerai, ir tau bus gerai. Nepamiršti, kad ir ne tik tai šeima, bet ir pats truputėlį stenkis bendrauti su žmogum. Ir tada bus iš abiejų pusių bus gerai. Ir šeimai bus gerai, ir tau bus gerai. Taip. Labai ačiū. Taip, iš tikrųjų. Geras patarimas mums visiems, kaip su... Ačiū labai, ačiū. Tu elgiesi su kitais.